ten matėte, anoje pusėje, Neries pusėje, yra tokie trys skulptūros akmeninės iškaltos, vaizduojančios galbūt karalius senovės, vadinasi, trys karaliai. Visus sukaustė surakino sunkiai žinia. Lietuvos motušėlės pusėn atslenka didelė nelaimė, didžiulis blogis. Eiliniai evangeliniai mažutėliai, evangeliniai tai paprastai žmonės, kurie eina bažnytėlėn, meldžiasi, skaito maldaknygės. Eiliniai evangeliniai mažutėliai visai sulinko, sugniužo, tikėjomės slėptis, bėgo kas į miškus, kas savo mašinikėmis vežėsi skarbą. A kas yra skarbų, žinot? Ne. Turtas. Čia senas mūsų žodis, skarba. Šeimas, jie tokius kaimus, nuošalesnius vienkiemius, bet senoviškus miškus. Tuo tarpu drąsesniai, ieškodami išeities, dairėsi į dar drąsesnius ir tarėsi, ginklavosi, kas ko turėjo. O patys nirtulingiausi, o kas ir nirtulinga, žinot? Tokie atkaklus, nieko nebijantis. O patys nirtulingiausi, mąstydami apie savo tautiečių ateitį, susibūrė draugėn, išrinko patį šauniausią vyrą ir garsiai tarė: ateina senasis, tik labiau ginkluotas, sužvėrėjęs priešas. Ko turim imtis? Na, tai atsiklauskim štai tų senių, buvusių sibiriokų ir tremtinių. O tie, buvę sibiriokai, tremtiniai, lageriniai kaliniai, neskubėjo, tik išstūmė iš krūtinės tokį nutylėjimą. Gerėtų gerai pagalvoti. Po gerų poros savaičių tas pats, dar reikėtų pagalvoti. Na, garbūs tėvai, laikas spyrė, jau ima mūsų visus už gerklės geležiniais pirštais. Na, dar reikia 2-3 dienų, pasakė buvę senieji Sibiro konclagerių vergai. Ilgiau nenustygdami, mūsų narsuoliai nuvyksta prie 3 Lietuvos karių skulptūrų, pat už tos katedros. Ir nuolankiai kreipėsi į juos tarsi gyvus žmonės. Padėkite, daugiau neturime į ką kreiptis, nes net buvę sibiriokai dar nepasiūlo išeities. Kągi, ačiū, kad mus pažadinote iš amžino miego. Taigi esame pailsėję. O dabar duokite mums kardus, skydus, maisto, gėrimų ir paruoškite žirgus. Visam geležiniam lietuvių pulkui. Ir senosios Lietuvos vėliavos nepamirškite. Tai jūs su savo pulko kariais negalvosite nė dienos, kaip tie sibiriokai. Nė valandėlės, pirmin. O didžiai sunerimę eiliniai žmonės pamatė per Švenčionių miestą. Tai čia mano krašto miestas Švenčionius. Jau dabar pakraštys, nes didelė dalį Lietuvos kadaise bolševikai atplėšė ir prijungė prie dabartinės Baltarusijos. Žmonės pamatė per Švenčionių miestą jojančių šarvuotų riterių kariuomenę, atkūto, mojavo rankomis, gėlių puokštėmis, drąsino ir sunešė nemažą maisto produktų. Vis tai matydami ir buvę mūsų sibiriokai ėmė prašyti senų 3 karalių kariuomenės priešakinius pulkus. Matote, simboliškai kartais pasakojat gyja tie akmeniniai.